Avataro išvaizda. Figūros redagavimas. Antra dalis. Sukurkite naują figūrą formą, angliškai shape. Spragtelėkite komandą Inventory. Dešiniu pelės klavišu spragtelėkite aplanką Body Parts. Išrinkite komandą New Body Parts. New Shape. Įveskite figūros pavadinimą. Aprenkite avatarui naujai sukurtą figūrą. Spragtelėkite komandą Inventory. Dvigubų spragtelėjimų atidarykite aplanką Body Parts. Dešiniu pelės klavišu spragtelėkite ant naujai sukurtos figūros pavadinimo ir išrinkite komandą Viera. Spragtelėkite komandą Inventory, jei norite redaguoti figūrą. Dvigubų spragtelėjimų atidarykite aplanką Body Parts. Dešiniu pelės klavišu spragtelėkite ant figūros, kurią dėvite, pavadinimo ir išrinkite komandą Edit. Atsiradusiame dialogo lange galite redaguoti beveik kiekvieną avataro figūros shape detalę pagal savo norus – ūgį, smakro išvaizdą, pėdos dydį ir taip toliau. Apatinėje lango dalyje matote išvardintas pagrindinės žmogaus kūno dalis – body kūnas, head galva, eyes akis, ears ausis, nose nosis, mouth burna, chin smakras, torso lėmuo, legs kojos. Norėdami keisti kurią nors kūno dalį, pirmą spragtelėkite ją, pavyzdžiui, body kūnas. Ši grupė atsako už pagrindinės kūno dalis, tokias kaip ūgis, pilnumas, kūno sudėtis. Lango viršuje nurodote avataro lytį, žemiau rodomas avataro ūgis. Kūno dalis redaguokite stumdydami slankiklius. Head galva leidžia keisti galvos kaktos skruostų dydį ir formą. Eyes akis leidžia suteikti akims norimą formą, dydį, gylį, keisti blakstienų ilgį ir redaguoti zoną aplink akis. Ears ausis leidžia redaguoti ausų dydį, formą, padėtį. Nose nosis leidžia keisti nosies dydį, formą. Mouth burna keičia lūpų formą, dydį, padėtį veido atžvilgiu. Chin smakras keičia smakro dydį, formą, padėtį, taip pat skruostų formą ir pasmakrės dydį bei formą. Torso lėmuo keičia kaklo dydį ir aukštį, krūtinės dydį ir aukštį, rankas, pečius, pilvą. Legs kojos keičia kojų formą, padėtį, dydį tarp, taip pat klubų, sėdmenų formą, pėdų dydį. Ir užduotis savarankiškam darbui. Ačiū, kad žiūrėjote.